Labadiena, mėly Agrobites žiūrovai, Agrobites portalo lankytojai, mūsų visi mėly prenumeratoriai ir šiaip žmonės, kurie prijaučiate žemės ūkiui, sergate už Lietuvos kaimą. Šiandien mes turime be galo įdomią temą ir be galo įdomų pašnekovą, kaip ir visada beje. O šiandienos tema mūsų, kurią aš pavadinau, tai yra kaip apvagiami ūkininkai ir kad artėja visam tam galas, kad grūdų supirkėjai turėtų jau nebeapgaudinėti taip žemdirbių, kaip tai darydavo iki šiol. Tai yra mano asmeninė nuomonė ir tai yra tokia puikia tema. Šiandien mes kalbame su Anykščių rajono ūkininkų sąjungos valdybos nariu, taip pat Lietuvos grūdų augintojų asociacijos valdybos nariu, gerbiamu Dainiumi Arlausku. Labą dieną, gerbiamas Dainiau. Labą dieną, Gediminai. Atsiprašau, iš pradžio atsiprašau visų už balsą, nes niekaip neišsivaduoju iš peršalimo, bet tikiuosi tai praeis. Taigi, gerbiamas Dainiau, norėjau jūsų pasiteirauti. Grūdų augintojų asociacija atliko apklausą tarp žemdirbių. Kokia tai buvo apklausa ir kam jinai buvo reikalinga? Gal galite mums pakomentuoti? Ta apklausą sukūrėme tam, kad parodyti, jog tai nėra 3 ar 5 interesantų iniciatyva atstovauti ir šnekėti už visus Lietuvos ūkininkus, ypač tuos, kurie augina ir parduoda grūdus. Nes dabar Žemės ūkio ministerija pradėjo pokyčius, keičia tam tikrus įstatymus Kazio Starkevičiaus ministro įsakymais, juos tobulina ir grūdų supirkėjų asociacija bei perdirbėjų motivavo tuo, kad tiesiog tai yra saujelė žmonių, kuriem kažkas netinka ir norėjo sumenkinti visą Lietuvos žemdirbių savivaldos poziciją. Tai mes sukūrėm apklausą, kurioje per 3-4 dienas sudalyvavo virš 240 žmonių, subjektų, kurie galėjo išreikšti savo nuomonę ir palikti netgi komentarus. Tai kas labai nustebino, iš 240 sudalyvavusių subjektų net 156 komentarai buvo palikti. Taip pat vienas iš esminių klausimų buvo, ar yra nusiskundimų nemalonios patirties dėl grūdų supirkėjų nesąžiningų veiksmų. Tai dėl nusiskundimų pasisakė apklausos 82,5% dalyvių. 17,5% pasakė, kad neturi nusiskundimų. Ir dar vienas aktualus klausimas, tai dėl jau priimto ir įsigaliosiančio nuo kitų metų sausio 20 dienos dėl Žemės ūkio ministro 1999 metų birželio 1 dienos įsakymo numeris 239 dėl grūdų ir aliejingų ir sėklų ėminių ėmimo iš transporto priemonių ir ar sampilų tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo. Nes tame posėdėje lygiai taip pat grūdų supirkėjų ir perdirbėjų asociacijos atstovai apeliavo į tai, kad ir tas įsakymas yra ydingas, netikslus, keliantis labai daug pokyčių, nesklandumų, sugriausiantis taip gerai nusistovėjusią 30 ir daugiau metų grūdų supirkimo rinką. Tad motyvuojant visais tais dalykais, atsižvelgiant į mūsų asociacijų žemdirbių savivaldos norus, padarėm apklausą, įrodančią, kad tai nėra tik tai 3-5 žmonių interesai, tai yra plačios visuomenės nuomonė ir žmonės galėjo išreikšti savo nuomonę. Labai įdomu. Žinokit, Dainiau, kuomet ruošiausi šitai temai, iš tikrųjų apklausiau ne vieną ūkininką, kuris paliudijo, kad paprastai, kai nuimamas derlius ir nuvežamas jisai supirkėjų, tai
absoliučiai didžiosios daugumos jų ta grūdų klasė būna sumažinama. Realiai žmonės patiria didžiulius nuostolius. Na, matot, manau, kad ne visą laiką ir ne visiems yra sumažinama. Tikrai yra įmonių supirkimo elevatorių, kurie dirba objektyviai, nešališkai ir sąžiningai, bet yra ne vienas atvejis, kada yra piktnaudžiaujama padėtimi. Tik tai mums dar vis išlieka klausimas, ar tai yra visos įmonės strategija, ar tai yra sakykime, kai kurių tos įmonės elevatorių pavienių darbuotojų strategija, kada grūdai yra pripažįstami prastesnės klasės arba kokybinių parametrų, negu jie yra iš tikrųjų. Ir yra konkretus vienas atvejis, prasidėjus visiems šitiem reikalam, kreipėsi vienas ūkininkas, parodydamas savo pavyzdį, kada su virš tonų, apie 130 tonų pardavė vienai įmoniai ir pardavė juos pagal LST standartus, bet pristatymo vieta buvo ne kažkoks elevatorius Lietuvos grūdų supirkimo, o uostas. Ir jam tiesiog dėl neapvalinto glitimo buvo pripažinta žemesnė klasė, tai yra 3, ne 2. Na taip, paėmus vidutiniškai tarp 2 ir 3 klasės skirtumas visą laiką yra nuo 15 iki 30 eurų. Paimkim šiuo atveju 20 eurų skirtumą, kas tam žmogui šį sezoną atnešė 2,5 tūkstančio eurų negautų pajamų. Aha, tai jūs įsivaizduokite, aš dabar greitomis bandysiu primesti. Tarkime, jeigu tu dirbi 100 hektarų, tarkim, vidurkį gauni 5 tonas iš hektaro, tarkime, tarkim. Iš viso to tu patiri realiai maždaug 12,5 tūkstančio eurų nuostolį. Tokiu atveju. Galimai. Kas tai yra 12,5 tūkstančio eurų? 12,5 tūkstančio eurų, mano galva, tu gali nusipirkti dėvėtą džiovyklą per 2 sezonus, tarkim. Maždaug. Pasistatyti per 2 sezonus, kuri kainuoja apie 30 tūkstančių, tarkim, eurų, maždaug. Tu gali už tokius pinigus nusipirkti 15 maždaug tonų dizelio ir tu gali pilnai apsirūpinti ūkį 180 hektarų. Maždaug. Taip. Panašiai, kažkur tai panašiai. Tu gali už tokius pinigus nusipirkti nedidelę valomąją grūdų. Naują. Nedidelė, bet nedidelė. Bet gali nusipirkti naują, taip. Tu gali dargi pasididinti savo apyvartinės lėšas, nes tu šitų pinigų netenki. Tam, kad tu gautum juos kitam sezonui, tu turėsi iš kažkur juos paimti. Ir vėl tu eisi į tą ydingą ratą. Tai yra, jeigu imi su atidėjimu, tarkim, trąšas, pesticidus, tu vis tiek dažniausiai imi iš to paties grūdų supirkėjo, nes tokia ydinga praktika Lietuvoje yra, kad grūdų supirkėjas paprastai turi ir savo įmonės, kurios ir pesticidais prekiauja, ir trąšomis, ir panašiai. Ir tave tarsi pririša, nes tu turi su kontraktu ateiti pas jį per kitą sezoną ir jam tos grūdus pristatyti. Ir tada jis vėl tave apsuka aplink pirštą už 12,5 tūkstančio eurų mažiau ir tu vėl veži dar daugiau jam grūdų, kad tu gautum tuos pinigus. Tai va tokia ydinga praktika. Gediminai, yra ta tendencija tokia ir nusistovėjusi praktika. Yra ūkių, kur perka produkciją iš vienos įmonės, o grūdus parduoda tikslingai kitai įmoniai dėl tų pačių atsiskaitimų, sudengimų, kreditų ir panašiai. Bet pirmiausiai reikia prisiminti vieną dalyką ir ką norėčiau pabrėžti, tai kad negautos ūkio pajamos tai nėra pirmoje eilėje ūkininko asmeninės lėšos. Tai yra ar gautos, ar negautos, tai yra ūkio lėšos. Ir nuo tų lėšų ūkis yra gyvybingas bei išlaiko savo darbuotojus, tą patį ūkininką, žemdirbį išlaiko, kuriam irgi lygiai taip pat reikia gyventi. Ir bet kuris ūkininkas, protingai ūkininkaudamas ir norėdamas ūkininkauti ne vieną sezoną ir ne 2, jisai pirmoji eilėje
saugo savo ūkį, savo asmeninę sąskaitą. Ir jeigu jam reikia apriboti kažkokius tai pirkimus ar investicijas, tai jis pirmoje eilėje apriboja savo asmeninės. Taip. Asmeninį poreikį, o tik vėliau apriboja ūkio. Aišku, nieks negyvenam be duonos ir vandens ar sviesto ant duonos, visi valgom, bet galiausiai tie 2,5 tūkstančio eurų tai yra 2 vidutiniai Lietuvos mėnesiniai atlyginimai. Žmogus jau už tiek, ar netgi 2 šeimos nariai, 4 šeimos nariai gali nusipirkti kelionę ir išvažiuoti savaitį atostogų. Tačiau jeigu tavo gaunamos pajamos pralenkia išlaidoms arba yra lygios, tai tu savo asmeniniam gyvenimui turi iš kažkur kitur prisidurt arba turi taip ūkininkaut, kad pinigai liktų pas tave ir jie nebūtų galimai fiktyviai nuskaitomi tuos pačius grūdus parduodant žemesnę klasę ar kokybiniais parametrais, negu jie yra iš tikrųjų. Jo, bet čia yra kas įtakoja žemdirbiui, tiesiogiai įtakoja per finansus. Jo, čia baisi ta situacija, apie kurią aš girdžiu metai iš metų. Realiai, metai iš metų aš girdžiu apie tai, kad prieš ūkininkus yra taikomi nesąžiningi veiksmai ir gali grūdų supirkėjai, ką nori čia sakyti, svaidytis čia teismais, dar kažko, tai ir jie jums grasina, ministerijai grasina dėl to įsakymo, kuris įsigalios. Kaip yra čia situacija? Grūdų supirkėjų ir perdirbėjų atstovai grasino teismais visiems, jie grasino tiek ministerijos, ar tai tebe grasina tiek ministerijos specialistams, kurie ruošia tų įsakymų pokyčius, tiek gerbiamam ministrui Kaziui Starkevičiui, tiek mum atstovam žemdirbių tiesioginiais teismais dėl esamos situacijos dabartiniai situacijai esant. Bet jie tegul bijo tų, kurie nieko nebijo. Jo, jie tegul bijo tų, kurie nieko nebijo. Prisiminkim šių metų protestą ir gal jūs, Gediminai, galit pasakyti, koks buvo žemdirbių šūkis. Šūkis buvo gana. Pati akcija vadinosi gana. Taip, mes sakoma gana. Taip, yra labai gerų dalykų šiai dienai sistemoje, yra tų degutų, kurie gadina visą medaus statinę, tai mes jau tada su tuo šūkiu pakėlėme kartelį į tokį lygį, kad mes ne tik buvusiam žemės ūkio ministrui ar aplinkos ministrui sakėme gana, ar tai sistemai, mes sakom apskritai šiuolaikiniai sistemai, kuri ne visa yra sąžininga tokia, kokią norėtumėm, kad jinai būtų. Ir reikia naujų pokyčių, nes kol bus nors keletas pavienių atvejų, kada, jeigu kalbant apie grūdų supirkimo rinką, bus veikiama nesąžiningai, tai vadinasi, sistema yra vis dar ydinga ir reikia naujų pokyčių, naujų vėjų, kad ta sistema veiktų tikslingai, skaidriai ir ne tik grūdų augintojai būtų patenkinti, bet ir tie patys grūdų supirkėjai bei pardavėjai būtų patenkinti ar perdirbėjai. Jie bet kuriuo atveju nesiskundžia, žinokit. Taip, vadinasi, o jeigu skundžiasi tik tai žemdirbiai, vadinasi, situacija nėra tokia jau gera, kokia yra piešiama iš jų pusės. Dėl to ta pati apklausa ir buvo parengta, kad matyt didesnį vaizdą ir galėtumėm remtis informaciją. Dabar gal galite tada, gerbiamas Dainiau, trumpai paaiškinti tiek man, nes aš tikrai grūdų neauginu ir net neketinu auginti, kaip sakoma, galbūt kažkada, kada nors, kai išeisiu į pensiją, galbūt. Bet gal jūs galite paaiškinti tiek man, tiek tiem žiūrovams, kurie nelabai yra įsigilinę, ką keičia šitas įsakymas apskritai toje tvarkoje palyginti su senesne tvarka, kas keičiasi? Matot,
šiaip visa grūdų prekyba, supirkimas visas grūdų vyksta pagal 1999 metais priimtą įstatymą. Ir ten jau yra aprašyta, kad pirkėjas arba supirkėjas grūdų gali įkainoti grūdus per 2 darbo dienas, saliklinius miežius per 5 darbo dienas, o atsiskaityti už produkciją privalo iki 60 dienų. Įstatymas yra senas, jis turės tikrai pokyčių per tą laikotarpį ir šiai dienai, neslėpiant to, galiu drąsiai reikšti savo nuomonę ir pasakyti, kad grūdų supirkėjai su savo teisės skyriais, komercijos skyriais ir savo administracinio aparato yra stiprioji pusė ir jie išsigliaudė, sakykime, įstatymų spragas, ar tai interpretuodami, bet nepažeisdami įstatymo ar įstatymų, taiko savo naudingesnę dalį to įstatymo. Tai dabar ir tame įstatyme ir kituose LST standartuose yra nurodyta, kad šiai dienai, kalbant apie būsimą įsigaliosiantį įsakymą, tai jau šiai dienai grūdų mėginys yra laboratorijoje laikomas 24 valandas. Tačiau jis yra sudarytas vienašališkai, tik vienos pusės, jis nėra bliombuotas ir... Bet kada gali pakeisti? Iš esmės, bet kada gali pakeisti. Ir viename iš buvusių posėdžių vienos įmonės atstovas teigia, įsivaizduokit, sako, dabar 47 valandą po įsigaliosiančio įstatymo pardavėjas paprašys atnešti jam mėginį. Tai kaip mums iš 1000 mėginių reiks būtent atrasti jo tą vieną mėginį? Vat ir pasidarykite sistemėlę patys, mėly supirkėjai. Tai jie motyvuoja, kad jiem yra per sudėtinga tą dalyką techniškai atlikti. Ir girdint tą jūsų visą argumentaciją, kyla pagristai žmogiškas klausimas, jeigu į dieną apie 500 mėginių, per 2 dienos 1000 mėginių ir nežino, kaip atrasti tą užbliombuotą mėginį, tai ką dabar paprašus gauna ūkininkas pirmą dieną, per tas pirmas 24 valandas, kada jis gali kreiptis į grūdų supirkėją ir paprašyti iš laboratorijoje likusio mėginio suformuoti arbitražinį mėginį. Aš suprantu, kad ten vietoj kviečių nieks avižų nepripila, bet ar būtent to ūkininko kviečiai yra supilami ir ūkininkas išeina iš supirkimo elevatorių su savo į elevatorių atvežtų grūdų mėginiu, ar tai mėginiai yra kiti grūdai, nuo to nieks negali užtikrinti šiai dienai. Galbūt tenais tiesiog kažkokia dėželė yra, į kurią atsidarai, paimi vieną ir tą patį mėginį ir vis paduodi tą patį ir tą patį. Iš esmės reikia galvot, kad didžioji dalis rinkos vis tiek veikia sąžiningai ir žmogiškieji ištekliai dirba iš principo sąžiningai, bet tikrai matom iš savo narių, iš žemdirbių bendruomenės patirčių, pavyzdžių, kada ne visur sistema veikia sąžiningai. Tai dabartinis įsakymas nurodo, kad mėginys liekantis laboratorijoje turi likti netrumpiau kaip 48 valandom ir mėginio suformavime, kuris bus užbliombuotas, turi dalyvauti 2 šalis. Tai yra supirkėjo laboratorijos darbuotojai kaip atstovai, taip pat ir žemdirbio, ar pats žemdirbys, ar žemdirbio atstovas, kuris atveža elevatorių ar kitą supirkimo punktą grūdus. O iki šiol to buvo neįmanoma, ne? Nenumatė, matot, kadangi nebuvo įstatymo arba įsakymo numatančio, kad mėginio suformavime dalyvautų abi šalis, tai va čia grūdų supirkėjai ir naudojasi tą poziciją, tą mėginį bliombuodami, ar tai net nebliombuodami, formuodami vieni. Už tai aš būdamas, kaip sakoma, matydamas jūs ir būdamas greičiausiai vyresnis negu jūs, esu labiau įtarus ir labiau kritiškas. Todėl aš nebūsiu toks geranoriškas ir tikrai nesitikėsiu, kad visi supirkėjai elgesi sąžiningai. Manau, kad jeigu yra paliktos tokios landos, jos paliktos neatsitiktinai. Matot,
kiekvienam atveju, kiekvienoje sistemoje yra didžioji dalis žmonių dirbančių sąžiningai. Bet yra tų, kurie naudojasi situaciją siekdami kažkokių tai asmeninių ambicijų arba tikslų arba naudų. Nu, mes žinom. Na, paprastai viskas susiveda į pinigus. Nu, galiausiai į tuos pačius pinigus, nes visi nori uždirbti, tik tai vieni sąžiningai, kiti nesažiningai, arba ne taip smarkiai sąžiningai, kaip norėtųsi, kad būtų pinigai uždirbami. Aha. Žiūrėkite, Dainiau, norėjau jūsų dar paklausti, kokias dar išvadas pasidarėte po šitos apklausos, vat, jūsų kokios būtų dar įžvalgos, kurių nepasakėte arba nepaminėjote? Kas jūs nudžiugino, pavyzdžiui, arba kas jūs nuliūdino? Aktyvumas. Nudžiugino apklausos aktyvumas ir kad apklausoje buvo procentas žmonių, kuriem pokyčių nereikia, bet vis tiek didžioji dalis, virš 80% žmonių nori pokyčių ir reiškia savo mintis, pateikia argumentus arba pavyzdžius arba pasiūlymus, kas turėtų būti daroma, kad rinka veiktų skaidriau, sąžiningiau ir nuo to tik visiems būtų geriau. Plus mes su ta apklausa pasidalinom tiek su pirkėjų ir perdirbėjų asociacija, tiek su Žemės ministerija, kad jie matytų ne per sakytą informaciją, o tiesiogiai matytų, kas yra parašyta su tiesioginiais žmonių atsakymais arba nuomonėmis. O sakykit, ar atėjo kažkoks tai, na, atgalinė nuomonė iš grūdų supirkėjų dėl šios apklausos? Ar ką nors išgirdote, arba gal parašė ką nors jums? Konkrečiai ne, jie nekvestionavo šito klausimo, bet šiaip vykusiuose keliuose posėdžiuose, tai jie nepritarė jokiems pokyčiams. Nu va, matot. Ir jie motyvuoja, kad žemdirbiai griauna nusistovėjusią rinką, dėl tų pačių laboratorijai liksančių mėginių blombuotų, dėl kitų pokyčių. Ir mes žmogiškai paprastai matom ir išsakėm savo nuomonę Žemės ūkio ministerijai, kad dėl esamų pokyčių grūdų supirkėjai ir perdirbėjai gali inicijuoti eilės dirbtinai. Boikotuoti. Ypač tai boikotuojant esamų įstatymų pokyčius, ypač kada bus sekančio derliaus nuėmimas ir kada ūkininkai, ypač mažesni, tiesiogiai veš grūdus į elevatorių. Nu, tai vadinasi, reikia dar papildyti įsakymą Žemės ūkio ministro, kad skirt baudas arba numatyti kažkokį tai laikotarpį, per kurį turi būti paimti tie grūdai ir išleidžiami. Nes, priešingų atveju tikrai ta galimybė supirkėjai naudosis, kaip ir manyčiau. Na, matot, šitoj vietoje yra paprastas dalykas. Šitie pokyčiai liečia ne tik grūdų supirkėjų ir perdirbėjų asociacijos narius. Jie liečia pagal esamos LST standartus, grūdus taip pat iš savo narių priima ir kooperatyvai. O dažnu atveju kooperatyvai turinti savo elevatorių priima ne tik iš narių, bet ir iš kitų subjektų, ne savo narių grūdus. Ir jie tomis pačiomis taisyklėmis vadovaujasi. Ir mūsų pasiūlymai kaip tikslingos asociacijos grūdų augintojų, jie yra teikiami nuo visos žemdirbių bendruomenės klausimus suderinant su visom mūsų pusėm. Buvo ne kartą kalbėta su tų pačių kooperatyvų atstovais ir ieškoma konsensuso, kaip būtų padaryti gerai, kad nebūtų per sunku, bet būtų gerai ir būtų geriausiai, sakykime, visom šalims, įskaitant ir didelius ūkius, ir mažus ūkius, ir tuos pačius kooperatyvus, o kad supirkėjai būtų šiek tiek pažaboti ir nepiknaudžiautų tokią situaciją, kokia yra šiai dienai. Bet kuriuo atveju aš vis tiek prieinu prie tokios išvados, kad bet kuriuo atveju laimėtojas čia būtų tas žmogus, kuris augina grūdus. Pirmoje eilėje. Iš esmės, taip. Dėl to yra daromi pokyčiai, todėl kad asociacijų savivaldų nariai
išsako savo poziciją, kad jiems atrodo ir jie mato, ir mes matom bei girdim, bei žinom konkrečių pavyzdžių, kurių nėra vienas, kad rinka veikia nesąžiningai. Mhm. Gerai, gerbiamas Dainiau, ačiū Jums labai už tokį, kaip čia pasakyti, išsamų komentarą, paaiškinimą. Taip pat noriu dar pasinaudoti progą paklausti Jūsų, kaip Jūs vertinate naująjį žemės ūkio ministrą Igną Hofmaną. Jisai yra iš Jūsų pačių, kaip čia pasakyti, bendruomenės. Kokia būtų Jūsų nuomonė? Teigiama. O jeigu jisai blogai dirbs, kas bus tada? Sulauks protesto. Sulauks dar vieno protesto, supraskim teisingai, žmogus yra ne tik teoretikas, o ir praktikas, plus labai įsigilinęs bendrai, nes kuris laikas jau buvo Lietuvos žemės ūkio tarybos pirmininkas, tai jis nėra tiesiog tik grūdininkas, o jis apriepia visą sektorių žemės ūkio. Turi labai didelę patirtį ir žinias iš praktinės pusės, iš tų pačių teorinių žinių. Tai laukiam jo pirmų darbų vaisių, kokie jie bus, jau turėsim tokiais tenkintis ir žiūrėsim, kaip jam seksis naujose pareigose. Aišku. Gerai, visiems mūsų žiūrovams priminsiu, kad būtinai užsiprenumeruokite mūsų YouTube kanalą Agrobytė Play, kad būtų mūsų prenumeratorių gretos augtų, dėkite patiktukus, būtinai komentuokite po šio įrašu, nes taip veikia YouTube algoritmai. Kuo daugiau patiktukų, kuo daugiau prenumeratorių, tuo labiau yra siūlomas įrašas į rekomenduojamųjų sąrašą. Kai tai nutinka, tada mes galime plačiau paskleisti žinią apie žemės ūkį, apie ūkininkus, apie jų problemas. Juos dažniau matys tie žiūrovai, kurie kartais net iš nežinojimo smerkia ūkininkus. O kada jie pamatytų, vienas išgirs, kitas išgirs, jie labiau įsigilins į tą ūkininkų situaciją ir daugiau apie tai išmanys, bus labiau susipažinę su to, kas vyksta Lietuvos kaime. O aš priminsiu, kad mes kalbėjome su Lietuvos grūdų augintojų asociacijos valdybos nariu, taip pat Anykščių rajono ūkininkų sąjungos valdybos nariu Dainiumi Arlausku. Ačiū Jums, mielas Dainiau, už visą tai ir tiesiog sakau iki naujų susitikimų. Ačiū Jums. Ačiū Gediminai, Rikė.